Sveiki visi, laikas sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien tęsiam antrą seriją mūsų tema sena meilė. Pasižiūrėsim vyrų pusę. Jeigu jūs žiūri mus vyrai, pasižiūrite gul priežastis, kodėl jie irgi galvoja apie kažkokią tai seną meilę arba moterį, su kuria senai išsiskyrė, o jeigu mus žiūrės irgi moteris, tai tiesiog prisiminkit jo vardą, prisiminkit jo būseną šalia jo, kokia buvo, kad aktyvizuotųsi jūsų prisiminimai ir tada pasižiūrėkit, ar atitiks jūsų mintis arba lūkesčius, viltis, kortų skaitimai apie tą vyrą, apie kurį jūs pačios pagalvojat. Tai va tokia pas mane šiandien įžanga, primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai. Jie gali skirtis nuo jūsų situacijų kažkokiamis tai mintimis arba tiesiog įvykiais, kažkokiamis tai detalėmis įvykių, bet kiekviena jūsų mintis, kiekviena jūsų emocija, kiekvienas jūsų prisiminimas arba vėlgi kažkoks tai irgi sugretinimas įvykių, tai yra jūsų atsakymai iš pasąmonės. Todėl ugdykit savo prisiminimus, ugdykit savo intuiciją ir paleiskit tuos prisiminimus, kurie jau galbūt irgi laikas paleist, ir gyvenkit tą gyvenimą, kuris yra šalia jūsų ir prašo jūsų dėmesio. Tai va tokia įžanga mano. Ir dabar mes pradedam. Pirmas variantas – sena meilė, vyrų versija. Ir pasižiūrim, apie ką vyras galvoja, jeigu galvoja apie kažkokią tai irgi seną meilę. Taip. Tiesiog žiūrim. Vyro ir moters sena istorija, kuri dar vis nesibaigė ir rusena. Apie kokią moterį kalba jis? Apie kokį vyrą žiūrėsim, kokio vyro energiją ir mintis žiūrėsim. Ir pasižiūrim, kas tarp jūsų buvo. Buvo mėnulis, kažkokie tai slapti santykiai. Buvo santykiai, kurie turėjo, jeigu nebuvo slapti, tai turėjo daug paslapčių savyje. Jūs buvot galbūt per atstumą, susirašinėjot, nežinau. Žodžiu, tai buvo kažkokia tai šešėlinė pusė. Vienas su kitu nebuvot maksimaliai atviri. Vienas su kitu nebuvot maksimaliai artimi. Ir tai buvo tokia, vėlgi, šitą kortą dar gali taip pat kalbėti, kad galbūt netgi vyras nedrįso prisipažinti moteriai apie savo jausmus ir mylėjo ją tyliai. Mylėjo ją tyliai, išgyvendamas visas tas emocijas, tiesiog savyje, moteris apie jį net nežinojo. Gali tokia irgi būti situacija. Pasižiūrim vis tik, apie kokią situaciją kalba ėjo, kokie jūsų santykiai. Apie kokį vyrą mes šiandien žiūrėsim ir kalbėsim. Buvo tarp jūsų ryšys, tai nebuvo tokie jau visiškai nekalti slaptas įsimylėjimas be santykių. Jūs turėjot būti arba buvote santykyje ne taip jau ir trumpai. Tai buvo ilgi, galėjo būti netgi santuoka, įsipareigojimai ir santykiai tęsėsi. Tikrai buvo pora, jisai buvo jūsų mylimas vyras ir šitas vyras čia ir dabar vis dar kažkokius tai būdu gali galvoti apie jūs kaip apie savo buvusią žmoną ir su tom visom, kaip sakoma, pasiekmėm. Galbūt jūs auginat vaikus, galbūt jisai yra sekmadieninis tėtis, nes turi įsipareigojimų dėl šeimos. Apie tokią situaciją kalbėsim. Kodėl negali ir užmiršti
Kodėl šitas vyras negali užmiršti ir paleisti praeities su jumis. Vyras, kuris negali, kodėl negali? Ir kodėl negali užmiršti ir paleisti praeities. Žinot, jūsų išsiskyrimas gali būti, kad tai buvo labai netikėtas jam. Visų pirma, negali susitaikyti, kad jūs jo kad jisai nebeturi jums įtakos, va taip sakyčiau. Jisai negali susitaikyti, kad šita rami, moteriška, labai jauki, labai darbšti ir mano vaikų moteris ėmė ir pakėlė čia kažkokias tai bangas. Jisai negali susitaikyti ir negali paleisti praeities tame, kad moteris padarė savo pasirinkimą be jo ir išsirinko save arba savo vaikus ir judėti be jo. Būtent tokios mintys ir jausmai jį negali, kaip sakoma, ištraukti iš tos nuoskaudos arba nusivylimo, kaip jinai tokį gražų, tokį gerą, tokį nuostabų vyrą galėjo, kaip sakoma, praspirti ir pasakyti, nu viskas, man jau atsibodai. Bet yra praeityje, negali priimti, kad jūs pasirinkot ne jį. Va taip sakyčiau. Kokiomis mintimis save maitina? Kokiomis mintimis šitas vyras save maitina? Kokiomis mintimis šitas vyras save maitina? Ir ar tai yra tiesa, jūs sakymu žiūrė? Kokiomis mintimis jisai save maitina? Jisai negali patikėti. Jisai jūs dar, kaip čia pasakyti, per atstumą jisai jūs myli. Jisai tiki arba nori tikėti, kad meilė niekur nedingo. Kad jisai sugebės po kažkiek tai laiko vėl sugrįžti į jūsų, kaip sakoma, erdvę, į jūsų rankas ir pasakyti, kad aš pasiilgau ir jūs leisit jam būti šalia. Toks vyras neprarandantis viltį bent jau savo galvoje, mintyse. Ar tai tiesa? Žinot, pabuvus be jo, surinkus save į gabaliukus iš naujo, jūs kažin ar norėsit. Bet čia yra tas unikalus variantas, bent jau šitose kortose kalba apie tai, kad moteris nenori grįžti į praeitus santykius. Dažniausiai jūs klausot manęs, vėlgi, arba prašot, arba tie būrimai būna netgi individualiuose sesijose, apie praėjusias meilės, apie buvusias meilės, nes moteris negali paleisti irgi taip lengvai. Bet šita moteris, va čia, jinai, matyt, antiek buvo pasiruošus, antiek buvo susikaupę viskas, kad jinai tikrai nenori šito vyro atgal priimti, kad ir kaip jisai čia mąstytų, jai lengva be jo, jai gera be jo. Jinai žino, ką jinai darys, su kuo jinai darys, jinai važiuokit, mėgaujasi savo. Matot, moters tiesa yra tai, kad man be tavęs gerai, man ir nenuobodu, man su savim nenuobodu. Ir aš mėgaujuosi tuo. Aš turiu draugės, aš turiu savo erdvę, aš turiu savo vienatvę ir aš ją gerbiu. Vat apie tokią moterį, apie tokią, sakyčiau, labai, kaip čia, brandžią psichologiškai moterį kalba eina čia. Kokie jausmai dar gyvi? Kokie jo jausmai dar vis gyvi? Kokie jo jausmai jums dar vis gyvi? Kokie jo jausmai jums dar vis gyvi? Ar jūs apie tai žinot? Ir vėl kalba apie tai, kad šitas vyras, kurį mes žiūrim, jisai yra jūsų vaikų tėvas, jisai yra jūsų buvęs vyras. Jisai yra žmogus, kuris sukūrė su jumis kažkokią tai erdvę ir po kažkiek tai laiko jisai galvoja, kad, kaip pasakyti, kad, aš vaikus paprašysiu, aš
padarysiu kažką tai tokio, kad aš vis tiek susigrąžinsiu šitą moterį, arba bent jau šitą savo pasitenkinimą, kurį turėjau savo šeimą. Vat jisai, kaip pasakyti, jisai myli ne tiek moterį, kiek save tose santykiuose su moterim, kai buvo vyras, kai turėjo vaikus, kai buvo jaunystė. Vat, žodžiu, jo jausmai yra apie tai, kad ir vėl, aš toks gražus, aš toks fainas, man taip viskas patiko, ką mes kartu turėjom, todėl aš padarysiu. Aš nenoriu šito prarasti ir aš padarysiu, kad jis sugrįžtų. Ar tai tiesa jums? Aš manau, kad jūs susipažinot arba kuriat santykį su kitu vyru. Tai yra kardų karalius, su kuriuo arba kuris padėjo jums užbraukti visą praeitį, palikti praeitį ir jūs kuriat santykį iš naujo su kardų karaliumi. Tai yra visiškai nauja patirtis, kaip būti ryšyje, santuokoje, arba, nežinau, santykyje, santuokoje, nežinau, kodėl pasakiau santuokoje, galbūt ir yra santuoka, su žmogum, kuris yra protingas, kuris yra atsakingas, kuris kardų karalius, kaip ir sakiau, jau minėjau, tai gali būti žmogus, kuris nešioja uniformą arba jo specialybė, jo profesija reikalauja kažkokios tai spec aprangos. Tai yra policininkas, tai yra, nežinau, kaip čia, gydytojas, gali būti netgi advokatas arba teisininkas, valstybės tarnautojas. Netgi uniforma tai yra tas galbūt kostiumas, bet kurio atveju tai žmogus, kuris yra protingas, jisai gerbia protą ir juo vadovaujasi ir taip pat jo profesija reikalauja kažkokios tai aprangos. Vat apie tokį mes žmogų kalbam. Ir jūs su juo, jeigu jisai nenešioja uniformos, tai bent jau žmogus, su kuriuo įdomu kalbėtis. Jisai turi savo kažkokią tai, dabar pagalvojau, kad netgi šiaip jau aprangą, uniformą nešioja netgi treneriai, ne? Treneriai, bet jie nėra jų apranga treningai ir jie vadovaujasi ne tiek savo intelektualiu, o kūnu, protu. Protas jiems yra svarbus, reikalingas, kad bendrauti su žmonėmis, nes jeigu jisai nemokės bendrauti su žmogumi, tai matyt ir nebus populiarus treneris, bet kuriuo atveju tai yra žmogus, kardų karalius, kuris moka kalbėti, moka skaityti daug informacijos, apdoroti ir su juo yra įdomu. Nežinau, kodėl aš tiek ilgai čia apie jį kalbu, bet taip yra. Šitą kortą. Tai vat, jūs kuriat santykį su nauju žmogumi. Jūs judate savo gyvenimo etape toliau. Ką daro vyras, kad jo prisiminimai būtų gyvi? Ką jis daro? Kad jo prisiminimai būtų gyvi. Ką jisai daro? Lygina jūs su visais kitais, su visom kitom arba visais kitais savo aplinkiniais žmonėmis. Toks, vadžinat, dviguba yra irgi. O jinai taip, gali būti eiti pasimatymus ir kalbėti apie savo santuoką arba lyginti naują merginą moterį su kita, su jumis, su buvusia. Tai nepadeda jam pažinti žmogaus, nes jisai ieško kažko tai, kas atitiktų jo įsivaizdavimą, kaip turi būti. Ir bet vėlgi, kiekvienoje sutiktoje moteryje jisai ieško tos, kuri jie atstumė arba su kuria išsiskyrė. Vat, labai, kaip čia pasakyti, labai nepavydėtinas kitų moterų atžvilgių elgesys, kai vyras atėjęs į pasimatymą kalba apie, o mano buvusioji, o vatinai visai kitaip, nežinau, ten kiaušinienė kepia, o vatinai visiškai kitaip juokiasi ar kažką. Tai yra skaudinimas
bet jisai tą daro, žinot, jisai galbūt to net nesuvokia, bet jūs lygina su visais kitais, su visom kitom, su kuriuom jisai dabar užmesga arba bando užmegzti ryšį. Ko trūksta, ko ilgisi iš praeities, ko jam trūksta čia ir dabar ir ko jisai ilgisi iš praeities. Ko trūksta? Nu, vat irgi, kortos kalba apie tai, sakyčiau, kad tokios kaip jūs, kitos nėra. Paprasčiausiai, ne? Tokios kaip jūs, kitos nėra. Reikia jūsų. Tas mėnulis, kurį mes ten pačioje pradžioje matėm, jisai iš tiesų yra labai įsitraukęs į jūsų energiją. Jums tik tai, kaip čia, ta paslaptis, kurią jisai turi savo širdyje laiko, tai reiškia irgi, nes ko ilgisi iš praeities, būtent jūsų ilgisi, jūsų energijos, jūsų žvaigždė ir žynė šitam kontekste kalba apie jo begalinį ilgesį ir liūdesį, kai jisai negali matyti jūsų. Žodžiu, moterims šitas čia medus ant sielos, sakyčiau, tokia ant širdies liejų, bet iš tiesų taip yra, bent jau šitas vyras taip elgiasi ir taip jaučiasi. Ar jūs gyvenat? Tada pasižiūrim tą moteris, kuri žiūri šitą. O jūs gyvenat prisiminimais apie jį? O jūs gyvenate prisiminimais apie jį? Žinote, jums tie prisiminimai, jeigu ir prisimenat, tai prisimenat kaip blogą sapną, prisimenat kaip sunkų sapną. Ir džiaugiatės, kad, kaip ir sakiau, vat ir šitos kortos tvirtina, kad jūs nenorėtumėt pas šitą vyrą grįžti, bent jau, kaip čia pasakyti, logiškai, sveiko protu suvokiant, jūs nenorit, vat, kaip čia, nenorit į tą patį kambarį grįžti, kur buvo baisu liūdna, ir labai džiaugiatės, kad yra kita aušra, kita diena išaušo. Tai ar jisai, šitas vyras, apie kurį mes čia kalbėjom, turi šansų jūs susigrąžinti? O, ta pati mūsų mėnulio korta. Žinot, jisai dar vis gyvens tais prisiminimais. Vat, mėnulis gyvens savo širdyje, savo širdies klėtelėje, jisai turės ilgai dar jūsų prisiminimą. Ir turės galimybę tą, kaip sakoma, išsaugos. Bet galimybę sugrįžti į tą pačią būseną jis neturi. Mėnulis ir du tūzai, kurie kalba apie pačią pradžią arba galimybę, kuri buvo neišnaudota. Vat viskas liks jo fantazijose, viskas liks jo gilioj, kaip sakoma, gilioj širdies skertelė ir klėtelė, kurioje jisai negalės arba, vėl, kad tiesiog, santykius kuria du, jeigu vienas tik tai nori, tai vis tiek jie nebus, kaip sakoma. Jisai gali jūs arba tyliai, arba aktyviai priminimą apie save siųsti, bet jūs, bent jau iš šitų kortų aš nematau, kad jūs turit kitą šeimą, jūs kaip sakėt, maitinat arba nukreipus savo energiją į kitą šeimą. Čia ir dabar, čia tylo, šitoj pusėje tylo. Jisai yra jūsų, kaip ir sakiau, gali būti vaikų tėvas, bet nedaugiau. Viskas, uždaryti. Varteliai užsidarė. Toks buvo mūsų pirmas variantas. Žiūrim, ką kortos papasakos antram variante apie seną meilę.
variantas, kokia pora atėjo į šį kūrimą. Moters energija, vyro energija. Kas tarp jūsų? Oi, viskas atvirasta. Kas tarp jūsų? Magas. Išėjo korta magas. Šitas santykiai galėjo būti labai aktyvus. Labai aktyvus. Ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Bet ir vėl kalba eina apie mažai atvirumo buvo šituose santykiuose. Buvo daug veiklos. Buvo daug tokios, žinot, energijos, kuri sprogsta. Aistra, čia ir dabar, greitai, viskas, imam, darom, kada važiuojam, daug veiklos, daug tokios energijos, visi komponentai, kaip sakoma, įtraukti ir aktyvus, bet kiekvienas iš jūsų traukėt savo, kaip sakyti, apkloto į savo pusę. Nebuvo bendradarbiavimo. Buvo veiksmo, čia ir dabar, nebuvo ateities planų, kažkas tai tokio. Pasižiūrim, apie ką kalba eina sena meilė. Sena meilė. Irgi kortos kalba. Ypač moteriai patiko šito vyro dėmesys. Ypač patiko jo būdas ją arba noras užkariauti. Vat, jisai aktyvus buvo. Jisai ją visais įmanomais ir neįmanomais, teisingais ir neteisingais būdais, žodžiu, ją mergino. Ir jai šitas labai patiko. Vat šita situacija, kai jinai prisimena, kaip sakyti, apie savo šitą vaikiną vyrą, jinai šitaip galėjo savo sakyti, kad jisai mane labai įsimylėjęs. Oi, kaip jisai mane myli. Nu, ne tas žodis, bet visais įmanomais būdais, kaip sakoma, nori mane užkariauti. Ir jūs jautėtės, kad jūs irgi laimėjote aukso puodą iš jo dėmesio. Kaip jisai tą darė, jisai darė tą vyro energetika yra atsiskyrėlis. 7 kardai ir 9 taurės. Bet šitą kortą paantrina tai, kad jisai buvo su jumis nenuoširdus. Jisai su jumis buvo apgavystės, liko, kaip pasakyti, į savo pasaulį jūsų nekvietė, su jumis neatviravo apie savo jausmus, bet jisai viską darė, kad jums būtų šventė, kad jisai būtų jums žmogus šventė, vat vėlgi, visais teisingais arba teisėtais ir neteisėtais būdais jisai bandė jūs sužavėti ir tikrai padaryti tą šventę, apie kurią jūs prisimenat ir galvojat, kad tai buvo meilė. Kodėl negali užmiršti ir paleisti praeities šitas vyras? Kodėl negali užmiršti ir paleisti praeities šitas vyras? Kodėl jisai negali užmiršti ir paleisti? Užmiršti jisai negali, nes nesakyčiau, kad jisai užmiršti ar paleisti negali. Bet kai jisai galvoja apie jūs, suprantat, jūs buvot ne vienintelė jo gyvenime. Yra ir kitų. Užmiršti, jam nebuvo labai sunku jūs užmiršti. Vat, kaip bebūtų keista, ne, mes kalbam apie seną meilę. Jisai prisimena jūs, kaip pentaklių karalienė, rami, gera, maloni, geras laikas su jumis, jauku, viskas faina, bet jūs ne tik tai, kad ne vienintelė jo gyvenime buvo, bet aš ir nesakyčiau, kad jisai dažnai apie jūs prisimena. Vat, kažkas tokio, suprantat, mes žiūrim temą sena meilė, bet aš tos senos meilės nelabai matau. Tai buvo tas žaidimas, tai nebuvo meilė, tai buvo tas toksai linksmas, labai fainas žaidimas. Galbūt jisai ir pradėjo tą žaidimą savo gyvenime su jumis, būtent todėl jūs galbūt buvot pirma jo. Tokia vat žaidimo partneris, kaip sako. Užmiršti, paleisti.
Kodėl jisai paleisti negali? Jūs jam kažką priminėt iš savo praeities. Jisai kaip čia pasakyti, šalia jūsų jis jautėsi, visų pirma, jisai mylimas jautėsi, paleisti todėl negali tos prisiminimo, jisai galbūt to jausmo paleisti negali. Nes jūs juo rūpinotės, jūs jį mylėjot, jis jautėsi mylimas. Ir užmiršti pačią jūs, atsiprašau už tokią tiesą, bet užmiršti jūs jisai gali. Jausmo, kaip jį myli ir juo rūpinasi, jisai nepaleidžia. Vat apie tai kalba eina. Kokiomis mintimis save maitina? Kokiomis mintimis save jis maitina? Ir pasižiūrėsim, ar tai tiesa. Kokiomis mintimis jis save maitina? Kokiomis mintimis jis save maitina? Ir ar tai tiesa? Jo mintys yra juodos, matot, mirtis, 5, kaip išvytas iš rojaus, 5 pentakliai. Jo mintys yra negeros, jo mintys yra liūdnos, bet jis jas veja kuo toliau. Ir tai yra, kaip pasakyti, jisai veja, jo mintys apie seną meilę ir apskritai apie jūsų santykius. Jinai man niekada nebeatleis, viskas baigta. Jinai manęs daugiau nepriims, aš jai skaudinau, kaip bebūtų keista, ne, arba, viskas baigta, aš nenoriu, jinai manęs daugiau nebepriims, taip toliau, bet esmė tame, kad jeigu jisai jums parašytų, atsiprašytų, arba kažkokį tai veiksmą padarytų, jūs jį mielai atleistumėt jam. Tai nekalba apie jo mintys yra neteisingos. Jisai galvoja, kad viskas baigta, mirtis. Nes prisidirbo. O jūs po kažkiek tai laiko sakot, parašyk, pasižiūrėsim. Jo mintys ne visai teisingos, nes jūsų būsena yra kitokia. Jo jausmai dar gyvi. Kokie jo jausmai dar yra gyvi? Kokie jo jausmai jums dar yra gyvi? Kokie jausmai jums dar yra gyvi? Ir ar tai tiesa? Aš dar kartą sakau, kadangi jūs jį mylėjot ir leidot jam būti tokiu, kokiu yra, jūs buvote ta moteris, su kuria jam buvo ypač gerai. Taurių karalius, taurių karalienė. Ir jūs jungia iš tiesų toksai, žinot, labai emociškai šiltas ryšys ir jom jausmai, kaip pasakyti, labai norėtų, jisai norėtų pas jūs sugrįžti. Jisai norėtų pas jūs sugrįžti. Vien tik tai todėl, kad patirtų vėl tą patį gerą komfortą, komfortišką, švelnų, mielą žmogų šalia savęs. Aš sakyčiau, kad jisai, jo jausmai gyvi ir jisai save maitina, kad kažkokia tai gyvenime buvo moteris, kuri mane mylėjo tokį, koks aš esu. Ir būtent dėl to, ta moteris man yra labai brangi. Ir aš ją per atstumą kažkokį tai, per kažkokį tai irgi laiko tarpą, aš ją pradedu irgi, kaip pasakyti, statyti ant pjedestalo ir galvoti, kad kaip buvo gerai, kaip buvo faina. Jausmai, kuo ilgiau jisai su jumis neturi ryšio,
tuo patrauklesnė, mielesnė ir mylimesnė jūs jaučiatės. Ar tai tiesa yra? Jūs, žinot, aš kaip ir sakiau, iki šiol tyla. Dabar tyla, tarp jūsų nėra kažkokio tai. Jūs tylit, jisai tyli. Bet jeigu kažkas tai sudrebėtų staiga, kažkas tai iš jūsų, kaip sakoma, kažkuris tai vienas padarytų žingsnį, tai viskas gali užsisukti iš naujo. Va čia nėra pabaigos. Bet nėra pabaigos. Jeigu mes pirmam variante sakėm, moteris juda toliau, tai šita moteris nejuda toliau. Jinai laukia, tyli, kaip sakoma, ir ramiai, vėlgi, jeigu, žiūrėkit, toks vaizdas, kad šitas kortos, toks vaizdas, kad šitas bokštas, čia yra tokios ypatingos kortos, kurios vadinasi žemė rojuje, bet žemės rūmai. Kai jisai sugrįžtų, jeigu jisai nutrauktų tą tylą, staiga, netikėtai pasakytų, viską supratau, jūsų sodas, jūsų rūmai vėl sužydėtų. Jums tai būtų, kaip ir sakiau, sugrįžtų tos emocijos, tie jausmai, kurie buvo iš pat pradžių. Jūs ir vėl jaustumėtės, kad laimėjot aukso puodą. Jisai grįžo pas jūs. Jisai, tas, kuris, ten nežinau, 100 moterų turėjęs, grįžo pas mane. Vau, kokia aš jam esu ypatinga. Ką jis daro, kad prisiminimai būtų gyvi? Ką jisai čia dabar daro, kad prisiminimai būtų gyvi? Ko jam dabar trūksta ir ko jis ilgisi. Šitas vyrukas yra ne pats protingiausias arba ne pats labiausiai norintis moteris pažinti žmogus šiame pasaulyje. Jam svarbu, kad jam labai svarbu patikti moteriam, jam labai svarbu ką daro, kad prisiminimai būtų gyvi. Žinot, toks vaizdas, kad jisai naudojasi moterimis, eina savo ego, savo grožį, savo aistrą, savo kažkokiu tai irgi tokiu žavesiu apžavė ir po to nutraukia tą ryšį, nutraukia ryšį žiauriai, pakankamai skausmingai, vien tik tai tam, kad gali pasakyti, kad jisai vienas, jisai atsiskyrėlis, bet aš dabar galvoju, kad jisai ten nutraukia ryšį, kodėl? Jo, nes jisai sako, kad yra moteris, kurią aš myliu, arba aš vedęs, vėlgi, kažkas tokio. Jisai, suprantat, jisai tais prisiminimais, kodėl prisiminimai apie jūs yra gyvi, todėl, kad jisai naudojasi jumis, jums net nežinant pasakyti, tarkim, aš vedęs, nors nėra vedęs, kažkas tokio, bet tie prisiminimai gyvi, bet jisai juos naudoja savo naudai ir savo žavesiu patvirtinti, kažkas tokio. Ko trūksta jam dabar ir ko ilgisi? Ko trūksta? Trūksta to, jeigu jūs esat Pentaklių karalienė, jam trūksta to Pentaklių karaliaus statuso būsenos. Ramybės, jaukumo, lengvumo, sugrįžimo, bet kažko tai trūksta, kad būtų jūsų pora. Norėtų reset padaryti, norėtų iš naujo sugrįžti. Šitas vyras tikrai taip. Sena meilė čia tikrai nerūdyja. Ko ilgisi? Aplinkybių,
sekso su jumis, aplinkybių, kai buvo viskas paprasta, aišku, pačios pradžios įsimylėjimo, žodžiu, ilgisi tiesiog va tos pradžios, kuri buvo tarp jūsų. O jūs gyvenat prisiminimais apie jį? O jūs pati gyvenate prisiminimais apie jį? Taip. Išėjo didysis arkanas pakaruoklis, 9 kardai. Taip, tie prisiminimai jūs slegia, tie prisiminimai jums labai nemalonus, skausmingi, jūs jam neatleidot, jūs išgyvenat kažkokį tai irgi nusivylimą, bet taip pat korta kalba apie tai, kad tai yra jūsų, žinot, toks vaizdas, kad tame jūs matot prasmę, tame jūs matot naudą ir ta kančia jūs mėgaujatės lygiai taip pat. O vat aš turėjau irgi, kaip jisai kažkokiu tai būdu vis dar kažkokioj tai erdvėj, kaip sakoma, su jumis nenutraukęs ryšio. Taip ir jūs nenutraukus ryšio su juo, nes vis tiek kažkokia tai prasme jūs mėgaujatės tuo ryšiu arba tais prisiminimais. Jums šita kančia, va šita baimė, 9 kardai, jie yra jūsų kryžius, va vėlgi, ne, toks, kaip pasakyti, ne. Taip man sunku, taip man nepatinka, bet jisai mano. Va, kažkas tokio, va irgi toks sadomazo yra, pas jūs lygiai taip pat. Tai kokia išvada viso šito mūsų kortos skaitimo? Ar jūs padarysit? Galit padaryti pasirinkimą, jūs galit sugrįžti vienas pas kitą. Galit sugrįžti vienas pas kitą ir suprantat, kas bus. Kai jau sugrįšit vienas pas kitą, tai vienas kito ir nepaleisit. Tai nebus labai darnus ir labai, kaip sakoma, labai darnus ir laimingi santykiai, bet jie jums abiems labai reikalingi. Jeigu jūs sugrįšit, ir vienas su kitu norėsit pratęsti tai, ką pabaigėt, tai pratęsit nuo ten, kur pabaigėt, ir tai nebus labai sunku, bet jums abiem tai bus labai reikalinga. Vat apie tokią seną meilę mes dabar turėjom pokalbį. Sena meilė. Trečias variantas, sena meilė. Apie kokius žmonės kalba jis? Moters energija. Vyro energija. Kas tarp jūsų buvo? Bokštas. Staiga. Irgi staiga kaip griausmas iš giedro dangaus, jūsų santykiuose įvyko konfliktas. Kalba apie staigę. Gali būti labai didelis įsimylėjimas, labai didelės aistros, labai didelis kažkoks tai irgi patyrimas jūsų gyvenime, bet jisai baigėsi dramatiškai ir drastiškai. Netikėtai ir nelauktai. Tokie santykiai. Taip, apie kokius žmonės kalbam? Sena meilė. Aš sakyčiau, kad šita sena meilė jau ne vieną kartą jūs išsiskiriat ir susitinkat. Tai yra ciklas, kurį jūs kartojat iš naujo ir iš naujo ir iš naujo.
Ar tai šitam gyvenime, ar tai praeitom gyvenime, karminis ryšys, ar kaip ten be pavadintumėt, bet, žinot, toks vaizdas, kad abudu užsispyrusiai nesimokot, todėl jūs vėl likimas kaktomis, kaip sakoma, suveda ir vėl jūs turit kažką tai išspręsti, kažką tai padaryti ir vėl nepamatot savo dėsningumo ir kažkodėl tai nepasinaudojat suteiktų šansų. Moteris, kaip sakoma, užsisklendžia ne, o vyras ir vėl pakartoja ciklą. Kažkas tai tokio, jūs čia toksai, kaip čia, išsiskirti negalite, o būti kartu irgi neišeina. Kodėl negali užmiršti, kodėl negali paleisti, kodėl negali užmiršti jisai jūsų. Kodėl jisai jūsų negali užmiršti ir kodėl negali paleisti tų jausmų. Nes kodėl jisai užmiršti negali, nes jisai laikosi įsikibusiu į šitą jausmą, į šitą moterį, visais įmanomais ir neįmanomais būdais. Čia ne apie seną meilę, čia apie, ne apie seną meilę kalbu, sakyčiau, žinot, apie tragiškai besikartojantį samsaros ratą, kurį jisai, kaip čia pasakyti, net žino, kad yra. Žinot, va tokia metafora, kaip apie žuvį vandenyje. Plaukioja maža žuvytė ir klausia kitų žuvų, sako, jūs žinot, kas yra vandenynas? O jūs žinot, kas yra vandenynas? Ir kiekviena žuvis sako, aš nesuprantu, kas. Nežinau. Ir mažytė žuvytė priplaukia prie senos žuvies, sako, o gal tu žinai, kas yra vandenynas? Ta žuvis atsisuko ir sakė, durnė, tugi plaukioji jame. Tai vat čia irgi apie tą patį, suprantat, toks vaizdas, kad jisai gyvena, antiek susigyveno su šita meilė arba šita būsena, kad tai yra jo kasdienybė, tai yra jo, jisai net nesuvokia, dar, kaip pasakyti, net negali užmiršti, nes užmiršus nebebus apskritai kuo gyventi, nebus kuo gyventi, apie tai. Paleisti? O kas be to? Paleisti, o kaip? Tai reiškia mokytis, reikia judėti kažkur, tai reiškia viską, kaip sakoma, atsisakyti visko, aš negaliu. Bet visos, žiūrėkit, šitos kortos, paleisti reiškia ištrūkti iš tenai, o jėgų nėra. Ta prasme, čia visiškai toksai, sudėtinga vyro būsena, žiūrim, tikrai toksai, jisai labai užkibęs iš šituose santykiuose. Kokiomis mintimis jis save maitina. Ar tai tiesa? Ir vėl toksai, kaip čia pasakyti, aplinkybių auka. 10 kartų įvyko, išsiskyrimas įvyko. Jisai turi būti išgyventas, kaip sukramtytas, išgyventas ir išspjautas ir gyvenama toliau. Įvyko, aš palauksiu, o po to imsiu veiksmus ir vėl sugrįšiu ir vėl padarysiu kažką. Oi, kaip sunku. Kaip moteris, ar tai tiesa? Jūs žinokit irgi tokioj pat būsenoj. Taip blogai, taip liūdna, taip toliau, o po to ir vėl. Abudu jūs šituose santykiuose vargstat
vargstat, sunkiai vargstat. Tai nežinau. Kokie jausmai dar gyvi? Abudu. Vienas kitą gelbėjat, bet gelbėtis nenorit patys. Kokie jausmai dar gyvi? Pas jį. Kokie jausmai dar gyvi? Ar tai tiesa? Trūktų žvaidžių vėl iš pradžių. Karalienė, taurių karalienė. Taurių karalienė moteris, kuri gyvena jausmais, kuri maitina jausmais, kuri yra mano moteris, mano mergaitė, kaip sakoma, ne? Bet jausmai gyvi tokie. Ir aš, būsiu su jie tol, kol mirtis mus išskirs. Aš nepasiruošęs pasiduoti. Tai tiesa, ir jūs jo laukiat, ir jūs atidarėt duris, ir visada priimat, ir visada, žodžiu, tai yra labai sunkus santykiai. Tai yra tikrai, jeigu kalbėt apie tas psichologinės, kaip sakoma, būsenas, tai yra tikrai toksiški santykiai. Nes jūs visą tai, toks, žinot, ribinis asmenybės sutrikimas, viskas arba nieko. Čia blogai, čia gerai, čia euforija, čia jau šitą pakilėjimo fazę. O rytoj vėl blogai. Kažkas, tai jūs vienas kitam narkotikas esat ir vienas nuo kito priklausomi esat. Ką jis daro, kad prisiminimai būtų gyvi? Ką jis daro, kad prisiminimai būtų gyvi? Ką jis daro, kad prisiminimai būtų gyvi? Ko dabar jam trūksta? Ko ilgisi? Ir vėl, ką jis daro, kad prisiminimai būtų gyvi? Imperatorius. Šalia jūsų jisai jaučiasi imperatorium. Jisai nieko nenori keisti. Šalia jūsų jisai nori išlaikyti visą tai, kas buvo. Taip blogai, taip liūdna, taip tenai, nežinau, skaudu ir taip toliau, bet tai vis tiek yra bent jau toks gyvenimas, prie kurio aš esu pripratęs. Irgi toks, žinot, užsispyręs laikymasis, sakau, toks, žinot, labai kalbu apie tai ir pačiai net sunku kvėpuoti. Ko trūksta dabar? Jam trūksta dabar? Jis ilgisi jūsų, jis pavydė jūsų, jis negali susitaikyti su ta mintimi, kad nėra šalia jūsų. Kasdien galvoja, gali rašyti, gali vėl ištrinti žinutės jo žodžiu. Jom ta tokia ramybė prieš pat audrą, žinot, tokia sąstingis, bet labai daug įtampos, jam to dabar ir trūksta. O ilgisi jūsų seksualumo, jūsų sekso su jumis, laiko su jumis, kad jūs užmirštumėt visą praeitį, kaip sakoma, ir vėl pradėtumėt iš naujo, ir vėl ciklas pasikartotų. Šakės, kokia sunki meilė. O Dieve, kokia sunki meilė. Jūs gyvenat prisiminimais apie jį. Taip, žiūrėkit, kas darosi. Tai yra mano šeima, tai yra mano vyras, tai yra mano, niekam netiduosiu. Mano meilė, mano pentaklių karalius, mano... Čia, kad man irgi būtų šitą lengviau jums aiškinti. Ne? Dar vieną kortą ištraukiau, pasižiūrėjau. Arba jūs tikrai gyvenat tais prisiminimais apie jį, kad tai yra mano, arba jūs turit naują šeimą, visiškai naują šeimą ir visiškai atsiduodat, kaip sakoma, arba ieškot naujos šeimos, bet kuriuo atveju yra du vyrai, žiūrėkit. Skeptrų karalius ir pentaklių karalius. Ir yra 10 pentaklių šeima ir tūzas karalius.
Jūs nežinot, jūs plėšot save irgi į kažkokius tai, kaip čia pasakyti, jūs maža to, kad su šitu žmogumi išgyvena dramą, jūs ir savo gyvenime dar su daugiau kažkokiu tai vyru arba savo svajonėmis išgyvena dar kažkokią tai dramą, dar kažkokį pasirinkimą. O viešpatie, Dieve, kaip jūs išgyvenat, nežinau. Tai kas čia baigsis? Kuo čia viskas baigsis? Nu, bent jau su šitu vyru tai baigsis liūdnai, nes jisai praloš. Vis tik jisai, jūsų santykiai, va čia ir dabar, jie niekur neveda. Netgi jeigu jūs kažkuriuo tai metu vėl susitiksit, jūs vėl vienas kitą, žodžiu, sansaros ratas vėl apsisuks, vėl viskas tas pats bus, ir vėl jūs išsiskirsit, ir vėl jūs liksit su tuo, su kuo pradėjot, su ta skyle, su kuria atėjot, su ta ir išeisit bent jau šituose santykiuose. Tai va, labai sudėtingas santykis, sena meilė, čia tai bent. Ir patikėkit, kai planavau šitą temą, aš galvojau, kad bus viskas labai aišku ir paprasta. Ir mes tiesiog gausim tuos atsakymus. O dabar laukiu iš jūsų atsakymų, laukiu iš jūsų kažkokį komentarą. Man įdomu, ar iš tiesų jūs kažką tai savo naudingo ir vertingo paėmėt. Dėkosiu jums už bet kokį komentarą, laiką, prenumeratą. Ir kągi dėkui, kad buvote kartu, iki kitų malonių susitikimų. Iki.